Šiuo metu galiojantis vyriausybės nutarimas numato teisę nemokamai studijuoti rezidentūrą visiems baigusiems medicinos studijas. Švietimo ir mokslo ministerija teisinasi, kad po reformos padidinus finansavimą vienam studentui, kai kuriems lėšų pritrūko. Tai yra didžiulė nepagarba mūsų universitetam ir juose studijuojantiems studentam, bent dirbantiems dėstytojams. Ir pirmiausia švietimo ministerijos, o ir premjero nekompetencija sprendžiant tas problemas, kurios iškyla finansuojant aukštąjį mokslą. Aš manau, kad ir sprendimas nefinansuoti rezidentus yra priimtas juridiškai neteisingai. Ir jeigu kuris nors studentas ar aukštoji mokykla kreiptųsi į teismą, jie tikrai laimėtų, nes ir priėmus šitą sprendimą tebegalioja ankstesnis socialdemokratų vyriausybės sprendimas, kad visiems medikams pabaigusiems studijas universitete būtų užtikrintos rezidentūros mokymas tolimesnis. Tai juridiškai yra iš tikrųjų toks netašytas sprendimas, kada du vyriausybės nutarimai vienas kitam prieštarauja. Bet aš manau, kad iš principo tai sprendimas turėtų būti vienareikšmis, vienintelis ir finansavimas visom rezidentūros vietom turėtų būti užtikrintas. Tiems, kurie mokėsi 6 metus, tikėjosi įgyti mediko specialybę rezidentūroje ir būti pilnaverčių darbo rinkoje. Dabar teks už studijas mokėti arba atsisakyti savo ateities planų, nes be rezidentūros studentai tikina negaunantis gydytojo licencijos ir neturintis teisės gydyti žmonių. Medikai studentai mokosi 6 metus ir jokių būdų negali nutraukti studijų tokiam vidury savo paruošimo, nes studijos universitete iki rezidentūros jau suteikia tam tikras žinias, bet pradėti gydyti žmogų, suteikti jam nelaimės atveju pagalbą gali tik tai gydytojas, kuris baigęs rezidentūrą. Todėl paleisti tokį pusiau luptą, pusiau skustą gydytojo gyvenimą prie žmogaus tikrai negalim ir todėl socialdemokratai mes pareiškim protestą ir bandom šitą problemą taisyti. 4 metai rezidentūros studijų yra tik tai toks bendras skaičius, daugumai rezidentų, kai kuriem rezidentam reikia mokytis net ir 6 metus. Todėl pasimti paskolą, surasti tokią sumą virš 100 000 ar 150 000, gali galbūt tik tai vienas kitas, vieno kito tėvai gali padėti ar ryštas kuris nors bankas. Tai dauguma turbūt jų rinktųsi rezidentūros studijose užsienio valstybėse ir po ilgesnio studijavimo užsienį paprastai, kaip taisyklė, tie žmonės ten ir pasilieka. Kitas kelias, kuris yra tiesiog pakerta patį ruošimo procesą, tai universitetam prisimti atsakomybę ir rezidentų vadovam mokėti per pus mažesnį atlyginimą ir dėstytojų sąskaitas spręsti vyriausybės nekompetencijos problemas ir taip bandyti išlaikyti studentus. Manau, kad tai irgi nesprendimo būdas ir todėl ragino ministrą pirmininką po atostogų susirinkus pakeisti priimtą sprendimą.